Naujosios Zelandijos parlamentas nutarė iki birželio atidėti balsavimą dėl bausmės 3 parlamentarams pernai salėje atlikusiems maorių šokį haka. Atstovų rūmų lyderio teigimu pozicija dėl rekomenduojamų bausmių nesikeičia, tačiau šiuo metu svarbiau susitarti dėl biudžeto. Etika besirūpinantis komitetas šokį įvertino kaip kitų parlamentarų bauginimą. Tuo metu maoriams atstovaujanti partija tai pavadino nepakantumu jų tradicijoms ir tapatybei. Toje pat salėje, kur lapkritį buvo šokama maorių haka, Pukin. dabar Pukin. ar šokėjus bausti Pukin. kaip Naujosios Zelandijos Blemba. parlamentas dar nėra daręs. Todėl pirmininkas nusprendė nepulti stačia galva ir balsuoti. Mano nuomonė, griežtos rekomenduojamos bausmės siūlomos rūmams svarstyti reiškia, kad būtų neprotinga spręsti iškart, kol iki galo neįsigyti visi požiūriai ir nuomonės. Pukin, blemba. Pernai tai buvo viso pasaulio dėmesį patraukęs pasirodymas. Pukin negalima. Žodžiais po šokio. Hanna Rohiti Maiti Clark pradėjo, o tada prisijungė dar 2 parlamentarai. Jie protestavo prieš daug ginčų sukėlusį įstatymo projektą, kurio tikslas apriboti maorių privilegijas, kylančias iš šalies įkūrimo dokumento. Dešinieji